Kokie fakultetai yra saulėtekyje? Filosofijos, filologijos, istorijos. O kokie yra ekonomikos fakulteto aukštosios matematikos dėstytojai? Kandauskis, Čiočys, Bareika, Daukšys. Miškinis, Martinavičius ir Gerta. Sunkus klausimas. O žinai, taigi dėstytoja Čiočį? Aha. O žinai, kada jis pradėjo dirbti? Ne. O jūs žinote, kada pradėjo dirbti dėstytoja Čiočys? 1914. 14? Tai čia 900. Taip. Kas jis toks? Oi, sunkus klausimas. Žmogus kūnas, jaučio galva. Karo dievas. Iš mitologijos. Reikia atsiversti žodyną, bet... Toks, kaip jautis, tik tai vaikščiojantis, žmogus vaikščiojantis su ragais tokiais. O išvaizda? Baisokas, toks nelabai malonus tipas, su uodega galbūt. Su kirviu bent jau buvo, atsimenu. Arklio kūnų, pusė arkys, pusė žmogus. O kas yra Aisekas? Teroristų grupė. Tie, kurie garbina šito. Koja, ten, ožius. Kojas tai žmonės. O kur jų buveinė? Bunkerį, aš ten neseniai buvau apsilankęs, bet negaliu išduoti čia per slaptą informaciją. O kur vyks Merkurijaus dienos? Siemens arenoje vyks. Manyčiau, kad prie Akropolyje. O ką žinote apie Daukšą? Daukšas, planuoja miestinis dėstytojas. Tai labai gerai žinau, kad jis von naudojasi. Tai čia jau neišlenda iš ten. O ką žmonės veikia dekanate? Meldžiasi? Už kitus aš negalėčiau sakyti. Gal kažkas ieško paguodos, kažką tai padeda, suteikia vertybės, kažkokias nuodėmes išpažįsta. Tai aš taip įsivaizduoju, aš dažniausiai neinu. Kiek žinau, tai atrodo ten ir šokis įjungiamas į tą garbinimo vyksmą. Taip pat naudojamos narkotinės kokios tai medžiagos. Aš žinau, musmirę, raudonąją musmirę naudoja nuovirus. Ir tai yra taip pat šokis. Kur ieškoti studijų informacijos? Tingių mokslo centras. Kursiniai atrodo, taip ir vadinasi, kursiniai. Aš žinau, bet nesakysiu. O kur? Bet jeigu kur nors, aš pasakysiu. O tai kaip vyksta įskaita? Reiškia, ateini, atsiklaupi ant kelių ir sakai visas savo nuodėmes. Ir tada tu esi atleidžiamas nuo visų nuodėmių, palaiminamas ir laimingas išeini toliau siekinti žemės. Tu klausk. Tu klausk. Tu klausk. Tu klausk. Atsiprašau, kaip manote, kodėl žmonės dėstytojauja? Neturi tikslo gyvenime. Neturėjimo ką veikti. Užsiema tokiais dalykais. Kad bloga kultūrinė aplinka. Gyvenam vis mažiau kultūringoje visuomenėje. Kada studentai labiausiai apkraunami mokslais? Tai reikia prieš Kalėdas, prieš Velykas, per didžiuosius penktadienius. Kuo pasižymi dekano rinkimai? Priima žiaurius ir valdingus valdytojus, vadovus. O kaip tai reaguoja studentai? Kažkaip atleidžia visus jų žiaurumus, bet neatleidžia vadovų silpnumą. Ne, iš ankstinio tokio aš tai neturiu tokio nusistatymo kažkaip. Kągi jūs norėtumėte palinkėti mūsų studentams? Jeigu nori Dievą prajuokinti, pralinksminti, papasakok jam savo planus.